Pasiskiepykite. Jūs esate per daug svarbus artimiesiems, kad galėtumėte sunkiai sirgti. Aš tai žinau. Reklama finansuojama Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Liepos 17 dieną, esant Lietuvoje tropiniams karščiams, mes nusprendėme atlikti žygdarbį. Tai yra praplaukti 23 km Spenglos Merkio upėmis. Mašina buvo palikta finišo vietoje, o iki starto vietos reikėjo nusigauti dviračiu, tai maždaug apie 10 km. Tiesa, tas dviratis buvo ne dviratis, o dviratukas. Galima sakyti, cirko dviratukas. Ir jisai Spenglai mums žiauriai pridarė problemų. Pastoviai kadindavosi šakų. Arba jeigu baidarė pralenda visa, tai jisai turėdavo, netildavo. Reikėdavo jį atrišti, perkelti atskirai. Merkių geležinkelio stotis. Ten kažkur yra Merkys. Taip, šita stovyklavietė yra prie Spenglos upės. Ir netoli Spenglos ežeriukas. O, grįžta. Pagaliau. Pramyniau 10 km. Įdomiausias, visai geras maršrutas, tik tai bjaurus nuo Pamerkių iki tos sankryžos, kur pasukom. Ten baidarininkai važinėja, veža baidarį. Nu, palauk, kaip tas dviratis atrodo čia, nu ką. Skamper. Nesvarbu. Skamper. Kaip aš atrodžiau prie to dviračio. Pirštais nerodė tave niekas. Žinai, sustaudavo, tie praleisdavo kai kas, žinai. Tai va, viskas įvės normaliai, geras kelias. Ir gerai. Atrodo čia Spengla. Štai kaip jinai atrodo. Kažkur čia teka. O. Plaukikai čia žinokitys. Plaukikai yra. Plaukikai, Pantulė. Pamojuokite. O kas ten galiai? Dviratininkai dar yra, matau. Ir puodelį net paėmė, matai? Visą kompaniją. Puodelis įsiruošė į kelionę. Spengla, Merkiu. Ir kur toliau? Pradžioje gana bus. Šiandien tiek. Šiandien Spengla. Ir taip, kažkur tai vidury nesibaigiančios tokios užvartos va, baisinės. Štai kokios užvartėlės. Taip, nu šiaip tai. Spengla, jau tikrai labai Spengla, bet va, matot, va, tokia spengė jo. Ir kur čia dar, ko gero, net nesibaigė. Ragai, o čia biškis sekluma. Nu, raudonai. Plaukiam atrodo. Atrodo plaukiam. Jau neinam kaip laivai, bet plaukiam. Nu. Pantulė tai princesa pas mus Zarubiežnoje. Tai va, žiūrėkit. Merkio upėje radom tokį puodelį padėtą prie šaltinio. Štai šaltinis puodelis. Pasirodo, ne tik Dubijoje puodelius renka, bet ir čia. Gražus, ne? Ate, puodelį. Ate. Mickey Mouse'as yra. Kaip tai sakė, Lietuvoje sausra, ne? Nė velnių nepatikėčiau, kad Lietuvoje sausra yra. Merky lyja kaip turi būti. Kapitališkai, kaip lyja. Ir valanda jau gal, kaip paro. Visą valandą. O kas čia pas mus? O, visi palindę po kažkokio tai čia alksnį. Ir taip. Įteka Verseka. Lietus dar tęsiasi. O čia įteka Verseka. Čia vietinis atėjo žmogelis, mojuoja dalį, kelpas, o čia Merkys. Lietus valandą laiko. O jei pasaulis apsives, tom akis
viena mergaitė vandenį. Man atrodo, kad jinai pralošė kažką tai. Dabar jinai bus vandenį iki kur? Iki galo. Iki galo bus tai. O galas ko gero yra merkiniai, ne? Trečias tiltas. Ai, dviratį, ne? Nu, jo, mes, žinau, kartais minam, nes jeigu vandens trūksta, minam. Jūs gal ir toli keliaujat jau? Toli. Toli, ne? Jo. Mes visą gyvenimą keliaujame. Gal jau. Jo. Gal kiek ne taip, gal kiek kitaip, tik jų paprasti daiktai apsives. Ką nors neregėto ir naujo atves. Galbūt ne garsas skambės tyloje, tyla garse. Apie tylą žinome mes. Galbūt ne švieso žibės tamsoje, tamsoje. Ganėtinai suklypęs palyginus, kai buvo naujas, ką tu čia. Sakė, Lietuvai tropinė, kaip ten naktys prasidėjo, tropinės karščiai visokie. Per vieną akimirką užmiršau. Nu, kur tas ten mūsų variklė šitos baidarės yra. Mūsų galiniai varomi, matau. Galiniai varomi. Biškai įsimerkė, viens pedaliukas, va. Bet skambutis veikia. Skambutis veikia tikrai.